Norime jūs trumpam išplėšti iš skubančio modernaus technologijų pasaulio ir papasakoti apie tai, kaip kartais mums nežinant gamtos ženklai ir formos ateina į mūsų gyvenimą, darbus, laisvalaikį. Kur mes keliausim atskleisti gamtos ir miško paslapčių? Šį kartą į unikalią Lietuvos vietą Kauno priemiestyje – Girionys, kur miško bei parko apsupty Kauno marių pietiniame krante gyvena, dirba, ieško tikro ryšio su gamta įvairių profesijų, pomėgių ir poreikių žmonės. Jau pats gyvenvietės pavadinimas sako, kad netoliese turėtų būti giria. Ir miškų čia tikrai netrūksta. Jais rūpinasi Dubravos eksperimentinė mokomoji miškų urėdija. Dubravos miškuose galima rasti ir poilsiui skirtų vietų su laužavietėmis, ir pažintinius bei aktyviam poilsiui skirtus takus, natūralias miško augavietės, pelkes, vaizdingus vingiuotus stačius marių krantus ir atsiveriančius nuostabius kraštovaizdžius, žalias pakrantės, Pažaislio vienuolyno bokštus, atodangas. Girionių išskirtinė vieta – miško parkas. Šį peizažinio stiliaus parką 1960 metais suprojektavo vienas žymiausių Lietuvos kraštovaizdžio architektų Antanas Tauras. Parką galima suskirstyti į dvi dalis – miško parką ir dendrologinį parką. Kartu su Raguolių pušynu jis užima beveik 250 hektarų, kuriuose vyrauja vietiniai medžiai ir krūmai. O dendrologinis parkas rūšinė sudėtimi yra turtingiausias parkas Lietuvoje. Jame auga daugiau kaip 300 rūšių bei formų sumedėjusių augalų. Parką ir jo augalų kolekcijas dažnai lanko Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studentai, miškininkai, kraštovaizdžio dizaineriai, rekreacijos specialistai, inžinieriai. Čia jie įgyja praktinių įgūdžių, semiasi įkvėpimo ir, žinoma, turiningai leidžia laisvalaikį. Miškas, marios, parkas – visa tai Kauno marių regioninio parko teritorija, kurioje visada gausu lankytojų. Čia vyksta žygiai, augalų ir gyvūnų pažinimo bei aplinkosaugos edukacinės programos. Taip pat į mišką dažnai užsuka aplinkinių gyvenviečių bei miesto gyventojai. Jie čia randa ramybę ir natūralią gamtą arti savo namų. Dažniausiai į gamtą išvilioja žygiai. Tinka visi metų laikai, o ypač vasarą. Tada pats didžiausias džiaugsmas rasti tyro vandens šaltinį, paskanauti žemuogių, mėlynių ar aviečių ir ne tik. Jei išsiruošite į žygį po miškus ir marių pakrantę su gamtos gidu, tai sužinosit, kaip pasisotinti dilgėlių lapais, nakvišų sėklomis, ajerų šakniastiebiais, kaip prisirinkti vaistažolių ir tinkamai jas sudžiovinti. Taip pat sužinosite, kam naudojamos beržo tošys bei paparčiai. Ir kad asiūkliai ne tik gražūs, bet ir naudingi. Savo grožiu keri ne tik asiūkliai. Miškas, medžiai, gėlės įkvėpė ne vieną dailės, architektūros, muzikos kūrėją. Prisiminkim Mikalojų Konstantiną Čiurlionį ir simfoninę poemą Miške. Paveikslus, kurių kiekviename rasime gamtos, jos garsų ir šviesos motyvus. Ir šiandien mes galime rasti gamtos ženklus ir vaizdus kraštovaizdžio architektų projektuose, paveiksluose, fotografijose, floristų darbuose. Gamtos formų analizė, vaizdų transformacija naudojant Eduardo de Bono kūrybinio mąstymo metodiką taikoma Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos studijų procese, mokant želdynų dizaino paslapčių. Miško paslaptys labiausiai rūpi vaikams. Čia jie viską sužino ne iš knygų, bet stebėdami, liesdami, uosdami, ragaudami. Čia jie suranda tikrą pažinimo džiaugsmą, naujus draugus, save. Žygiai, linksmos pramogos, ramus vakaras prie laužo – tai išlieka visam gyvenimui. Nepamirškime miško ir jo paslapčių.